O galim žemaišką pradėti? Ne. Okay, tai labas visiems, dar vienas Sportland podcastas čia prieš jūsų akis ir mes vėl su Deividu esam silpnoji grandis podcast'e, nes mes galim prasileisti nuo mūsų pašnekovės. Ne pirmas ir ne paskutinis kartas. Tikrai ne paskutinis kartas, tai ponai ir ponios, pažiūrėkit, kas šalia mūsų. Ernesta Kareckaitė tai yra dar viena lietuvė UFC. Labukas. Sveiki. Ar jau pripratai prie to, kad tave greičiausiai visi dabar pristato kaip UFC lietuvė? Iš tikrųjų tai ne. Tiesiog atrodo viskas lygiai taip pat, tik tai, kad vieną tokį laiptelį perlipai ir pasikeitė, bet dar iki turbūt pirmos kovos taip bus, o paskui po tos pirmos kovos jau pasikeis. Taip, tai iš karto užsidės, žinai, laipsnis, vien pečių antpečiai tokie. LinkedIn'e užsirašo irgi UFC fighter. Taip, įsiveka. Žiūrėk, mes iš tikrųjų esame žmonės, kaip šiek tiek tave įvedžiau į temą ir prieš podcastą, kad mes norim sužinoti visai nemažai, bet ne tik tos profesionaliosios sportinės dalies, bet ir apie tavo gyvenimą ir panašiai. Tai negi šoksim į praeitį tavo, į vaikystę turbūt ir Davidai, it's your time to shine. Visą laiką, jau klasika, mes pirmą klausimą visą laiką užduodam apie kėdus, nes turiu šiokių tokių problemų ir daug kėdų. Tai noriu sužinoti apie tavo problemas. Tai ar atsimeni savo pačią pirmąją kėdų porą? Pačią pirmą kėdų porą? Taip. Ne, bet atsimenu, kažkokius turėjau Nike kėdus. Žinau, kad buvo tokie balti su tokiom rožiniam juostom apačioj, bet aš juos taip baisiai mylėjau, kad atsimenu, kai išaugau, aš dar juos 2 metus turėjau, kad tik tai tiesiog jie stovėtų, bet taip patiko. Kad... Jeigu kartais koja sumažėtų, žinai, Jei gal nusipjauti. Aš turiu per mažų marškinėlių irgi, žinai, gal kažkas įvyks. Aš jau su tam amžiui, kur jau nebetins vilčių, jau pradėjau atidavinėti, žinok, šitos drabužius. Aš kelis esu tokius gerus pasilikęs, kad, just in case, bet atiduosiu. Bet iš tikrųjų priminė irgi fainą jausmą. Tai tos kėdus įsimylėjai ir jaučiu ieškojai paskui dar tokių pačių, ne? Jo, buvo taip, kad bandžiau rasti, bet niekur neradau, tai tiesiog ties stovėjo, kad visą laiką būtų, atrodo, šalia, kad tiesiog tokį geriau buvo, kad nenorėjau paleisti. Geras. Net smalsu dabar, kokie čia būtų. Tu turėtum žinoti, nes jisai viską žino apie kėdus šiaip. Balti su rožiniu nėra labai daug atskleidžiantis, bet Nike, sen tikrai kažką. Tai gerai, šokim dar į mokyklą. Mokykloje, kokia tu buvai? Gal pradėkim nuo to tylenė, tokia, žinai, kur visą laiką šnekant, ar kokia tu buvai? Iš tikrųjų, tai manęs mokyklai labai dažnai nebūdavo, nes aš lankiau plaukimą, tai man pastoviai būdavo stovyklos ir šiaip aš būdavau tas vaikas, kur geriau nuvarys trefkę, negu nueisi į mokyklą, bet aišku, aš atsiskaitydavau viską laiku, padarydavau tas pamokas ir taip toliau, tai man būdavo rytinės treniruotės, aš nuvarau kokias 4-5 pamokas ir man jau viskas, mane lauža, aš jau noriu varyti trepkę, aš negaliu sėdėti. Tai žodžiu, išeinu, varau į treniruotę ir va. Tai manęs beveik, tarsi tikrai mažai būdavo ir jeigu manęs visi klausdavo, kur tu būni ir panašiai, tai visi žinodavo, kad treniruotėj. Jeigu kažkas tokio, jeigu ten penktadienį man nėra, visi žino, kad varžybos ar kažkas. Ir paskui ten buvo ta suvestinė, kur ten pamokų praleista, ten visų apie 20, pas mane 300 ir ten ramiau. Čia kur svarstymas nuo 50 jau prasideda, žinai. Okay. Bet pas mane visus pateisintas. O tai nebūdavo taip, kad šiek tiek pasinaudodavai šitą statusą, kur ir neidavai tiesiog? Ne, būdavo taip, kad tikrai varydavau į treniruotės, būdavo, kad atvarau į mokyklą, aš jį pasidarau viską, nedarydavau taip, kad naudodavau tą progą, kad netvarau ir nedarau nieko, nes čia man kažkas, ne, aš sėdėdavau prie tų pamokų, pasidarydavau, mokydavau tikrai nuoširdžiai, norėdavau, kad, ta prasme, tobulėti, protingėti ir panašiai, tai viskas atsiskaityta būdavo, bet manis ten dažnai nebūdavo tikrai. Okay. O tai žiūrėk, kalbant apie, paminėjai, plaukimą, tai nuo kada startavai su plaukimu, arba galbūt negi kažkas buvo prieš plaukimą iš sporto šakų? Ne, pas mane plaukimas buvo pati pirma sporto šaka, tai mano mama trenerė buvo, tai aš realiai ten nuo pat mažens tam baseinę laksydavau. Kada įmetė jau tave į baseiną? 4 metų. 4 metų. Ir įmetė. Čia, aš atsimenu video, šiaip, nežinau, ar esat matę video iš seno kažkokio, man atrodo, lietuviško filmo ar kažko tokio, prieina toks dėdė prie vaiko. O kiek tuo metu? Ten 6. Plauk, nemoki? Nemoku. Ir įmetė. Už kojas ir už ranką, žinai, švyst. Tai čia grinai, ne, toks ir buvo? Jo, tai man ir buvo, aš kažkaip stovėjau baseinę ir buvo mano mama ir teta atvažiavo, mamos sesė. Ir sako, jo, ir taip ir buvo, sako, nori pradėti laukti, jo, ir įmetė į gilumą, aš ten, žodžiu, gilumoje, ten biškai išsikapšiau, išlipau, žodžiu, ir taip ir prasidėjo. Sesė, žiūrėk. Aš norėčiau, kad, žinai,
tais laikais taikomos priemonės, žinai, patektų į šiuolaikinio psichologo kabinetą, žinai, ir man būtų įdomu, kaip jis analizuotų tas situacijas. Aš bandau dabar Žakai įsivaizduoti, kurį reiktyvą. Žakai, žiūrėk, ten pradeda žiūrėti ir tokios. Ir dar Instagram, žiūrėk, mes vaiką mokom plaukti, žiūrėk, opa, žugutį ir įstimi. Nu, bet iš tikrųjų tos priemonės realiai grubės, tu išeini iš komforto zonos. Nu taip, nu tiesiog tu turi tą daryti. Išgyvenimas lenda iš žmogaus. Ir nebebijai tiesiog to, nu žinai, kad tu gali tą daryti. Arba paniškai pradėti bijoti ir niekada nebijai. Nu tai tada išgelbėjai ir tada viskas. Bet kažkurio momentu, žinokit, momentu buvo, kad kažkas ten man atsitiko, kad žinau, kad pradėjau skęsti baseine, man pasako, mama sako, buvai pradėjus skęsti ir kažkaip sako, ne, paskui, jo, kažkurio momentu kažkas atsitiko, kad sako, kažkaip plaukiai ir kažkas atsitiko, pradėjai skęsti ir sako, nu, iššoka mama, iškart ištraukė, sako, tai pusę metų ar metus laiko, nei visiškai į baseiną, sako, nenorėjai net matyti vandens ir paskui vėl pati iššokė ir pradėjai plaukti, sako, nežinau, kažkas persilaužė ir vėl, tipo. Bandžiau nepertraukti, bet taip labai norėjau pertraukti, kur, tipo, plaukiau, žinai, ir nebegalėjau plaukti, nes tetą prisiminė tiesiog, žinai, vienintelis dalykas, ta traumuojant patirtis sugrįžo, žinai. Pala, manęs nebuvo čia įmetę, nes jie netėjo, žinai. Tai va, sugrįžo prisiminimai, tuo metu nieko nebuvo, paskui sugrįžo. Wow, ok, supratau. Tai žodžiu, mokyklos praktiškai nelankei, bet žiūrėjau, aišku, aš praskrolinau tavo ir Instagram ir viską, ten mačiau, kad su klasiokais tai ten sutardavo, ten vis tiek. Tai mes sutardavom, ten viskas būdavo gerai, bet aš taip, kad ten labai tokių, labai ilgadienių draugų neturėdavau, nes man tiesiog beveik nebūdavo, aš neturėdavau laiko, nu kaip ir dabar, aš iš tikrųjų, pas mane yra tas disciplina, aš pastoviai salėj, nu ir tie, kurie mane supranta ir sugeba suvokti tą mano kasdienybę ir pripranta prie jos, tai viskas yra gerai, bet tie, kurie ne, nu jie tiesiog gyvena savo gyvenimą ir aš negaliu ant jų pykti, kad, va, tarkim, nebūni su manim, nes aš, nu, pati visą laiką užsiėmus. Taip, faktas. Logiška, kiti žmonės kažką kitą nori veikti, ne visą laiką gali tavęs laukti ar išsitaikyti pagal tavo kažkokius prioritetus. Tai dėl to viskas yra gerai, mokykloje irgi būdavo ten ekskursijos, gimtadieniai ir taip toliau. Nu, manęs nieko nebūdavo, nu, kur ten pakviečia, negaliu man treniruoti ir viskas, o aš toks vaikas buvau, kur, nu, realiai man sako, varysi gimtadienį ar varai į trefkę. Į trefkę, aišku, koks gimtadienis. Okay. Tai čia toks grinderio mentalitetas, žinai. Tai kol kas veikia šitą sistemą, matom. Man žinai, bet liūdna yra, kad nesuveikia žmonėms, žinai. Pavyzdžiui, man. Nu, blemu, kad tai eidavai visur, manau, ir gimtadienius ir treniruotis. Aš bandydavau suspėti, iš tikrųjų. Ir aš būdavau tas, kur kartais pasinaudodavau status, kad man turėtų būti varžybos ir galėtų išleisti mane po 5 pamokų, bet aš po 2 skaitau, kad man reikia važiuoti. Nu, žinai, taip. Tai šį pats kaltas, aišku. Žodžiu, keliaukim toliau, man atrodo, ir keliaukim, gerai, plaukimas, ne? Tai perspektyvų buvo kažkokių, dalyvavai čempionatuose, kokia buvo situacija? Dalyvavau, turėjau kelis rekordus, ta prasme, siekiau tų aukštumų, bet kažkaip pasimaišė mano kelyje šitas sportas ir aš pagalvojau, kad, nu, norėčiau tiesiog pabandyti ir aš atėjusi salę supratau, kad man čia reikėjo anksčiau būti. Bet kaip tu plaukiai? Aš plaukiau ir vėl tetą prisiminė. Tada reikėtų kažką su teta daryti, žinai. Atrado po šitą podcastą, tada skambutis buvo. Linkėjimai tetą. Sorry, kad įmečiau baseiną, žinai. Closure dabar bus po visų metų, žinai. Sėdė be šarojat. Jokiais, bet tada ateina sportuoti pas mane, tai, žodžiu, tada visą laiką šalia. Mes žinome, čia mums buvo ženklas, kad mes tiesiog nebekalbėkime apie tetą. Ir, žodžiu, buvo taip, kad mes su keliais pažįstamais kieme tiesiog pradėjom mokytis smūgelių. Nu, kažkaip buvo, kad tokia mada, 2016 buvo ta mada, kur ten, nu, žodžiu, visas pikas, ten, kiaukėjimų, ten švietė visiškai. Ir, žodžiu, buvo taip, kad sako, ar norite pasimokyti ten kelių smūgių, vana turi mokėti tos gynybos. Draugai, tiesiog aš visą laiką būdavau su berniukais kieme ir man tiesiog, nu, atrodė natūralu, kad aš turiu išmokti, tiesiog apsiginti save, tiesiog norėjau. Kauno kiemas, kaip bebūtų. Norėdavau tiesiog, nu, būti tokia universalesnė, aš nežinau kaip pasakyti, bet tiesiog pamaišyti, tikrai nepamaišė, kad aš ten neišmokau kelių smūgių. Ir tada
Aš išmokau, man labai patiko, ten aišku buvo tiesiog 1-2, ten 1-2-3, nu ten tiesiu šoniai ir panašiai. Ir žodžiu, ir aš tada pradėjau žiūrėti savo dabartinio trenerio video ir aš žiauriai užsikūriau ir aš galvoju, man reikia ateiti išmokti, nu tipo, ir tiek plaukimui padės, stipresnė būsiu jėga ir taip toliau. Ir aš atėjau į pirmą trepkę ir iškart treneriui ir sakau, treneri, kada kitą treniruoti? Ir man tai buvo ten visiškai taura. O tai gerai, keliarių metų primink dabar buvo tau grinai pirmas prisilietimas? 16. Ai, tai buvo 2-14, 16. Tai žodžiu, aš atėjau ir man taip gavosi, kad aš žiauriai užsikabinau ir aš mėnesį laiko derinau tas treniruotis. Aš ten nuvarau į baseiną, tada vakarę nuvarau dar į baseiną, tada po baseinu iškart lėkiu tenai. Nu ir žodžiu, ir aš derinau ir aš bandžiau kažkaip, nes man taip patiko, kad aš nenorėjau niekur praleisti. Ir man po mėnesio laiko sako, treneris sako, nu tu turi rinktis, jeigu sako, tu nori siekti. Nu, tai turi vienas sportas, buvo 2 sportai, nu niekaip negali dominuoti, kai 100%, nu neįmanoma taip. Ir žodžiu, aš atsimenu, stoviu, kažkaip mama kažką tvarkėsi namuose ir aš taip žiūriu į telefoną, man tą žinutę sako, turi pasirinkti. Ir aš tiesiog ir taip, mama, žinok, man reikia rinkti, sakau, aš renkuosi MMA, sakau, aš ten einu, ar tu labai supyksi, kad nu, aš mesiu plaukimą, nes vis tiek, 10 metų, tai jinai mano trenerė sako, sako, aš tau leidžiu, tipo, aš tave palaikau, žinau, kad atsiduosi, sako, tikrai žinau, kad neini ten šiaip pablevizgot ar šiaip kažką pavaidinti, sako, nu gerai, tipo, tavo pasirinkimas, nu jeigu kas, sako, tu galėsi bet kada grįžti į plaukimą. Sakau, gerai. Tai lengvai paleido tave? Jo, nes jinai čia įspūdinga yra, nes kai tikėjo, nu tiesiog tiki, nes žino, kad aš ta juodadarbė, kur nebus taip, kad aš teisiu bim-bam ir ai, man nereikia to sporto, nes tiesiog. Okay, nes aš kai, dėl ko paklausiau prieš tai, kaip sekėsi plaukime, kai ten skaitė rekordai keli Lietuvos. Ir tada taip, gana lengva ranka, nu čia man yra labai įspūdinga ir tai yra labai didelis žingsnis. Ir šiaip, kai tu, pavyzdžiui, esi komforte, nes tu esi vienas ten iš geriausių, tarkim, plaukikų Lietuvoje, ne, ir toks, aš einu ten, kur aš dar nieko iki galo nesuprantu. O čia yra įspūdinga. Bet pastebėjai, nes Reimantas taip pat sakė, kai atėjo, jisai dominavo kitose sporto šakose ir bokse iš pradžių malkų gavo ir tas jį užmotivavo. Nors kitose, kuris spalą pradėjo. Kudo. Jo, tenais jis dominavo visiškai ir net nebeįdomu buvo ir tada perėjo į boksą, nes ten kaip tik iššūkiai atsirado. Tai čia irgi turbūt iššūkiai padėjo dar. Tai viskas nauja, įdomu. Dar tokia sporto šaka, kur atrodo atvarai, visi bernai, tupanai ir įrodinėjai čia, nu, ta prasme, čia top buvo, kad tas įrodinėjimas man labai labai patinka varžytis. Tai man grinai tas sporto šaka davė. O plaukimas turėjo kažkiek naudos? Nu, ta ir kas jį turėjo? Naudos, tai ištvermė visapusiškai, čia, ta prasme, mano tas arkliukas, kur aš turiu tą atsinešus jau nuo pat mažens, nes aš ir plaukime būdavau ne ta sprinterė, bet kur ilgesni nuotoliai man labiau patiko, tai va tas irgi dabar labai labai daug duoda man, didelis pliusas. Tai va mama paleido ir, pamatė, kad ten visiškai nuo tos pirmos dienos, kai mane realiai paleido, kad aš neičiau baseiną, tai ten kiek tik įmanoma ir variau ir iki šitos dienos ir man tas laikas praginėja, atrodo, taip greitai viskas eina, bet tiesiog teisingi dalykai susiklosto gyvenime. Jau minėjai apie trenerį, kad pamatė YouTube'ai turbūt žiūrėjai kovose, ne? Viską peržiūrėjau. Bet kiek sportininkų mūsų iš YouTube'o pradeda kažką. Nika, mūsų breakerė Nika Šakė irgi pasako, kad YouTube'ai pamatė breiką ir sakė, viskas, aš būsiu breakerė. Žinai, tu pamatėjai savo trenerį ir nusprendė irgi ten keliauti. Bet man ir įdomu, šitas taškas irgi tu, pavadinkim, ieškojai to trenerio, ar tai buvo grinai netyčia, pamačiau kažkokį bičą, kuris kovoja. Best knockouts Lietuvoje. Ten In-street. Iš tikrųjų buvo taip, kad iš tų draugų, iš kurių tarkim, mane mokino tų smūgių, tai buvo taip, kad pagrindiniai buvo Barysas, Morkevičius, tai tie du dominavo tarp visų ir kai kurie iš jų ir buvo pas juos lankę. Ir žodžiu, ir kažkaip aš pradėjau vieną pavardį įsivedį ir tada ieškai ir man išmetė Baryso, aš irgi pradėjau žiūrėti, ir viskas, aš pamačiau tą žmogų ir kažkaip man susiklikino, kad grinai, man labai patiko ir aš viską peržiūrėjau ir aš jam atsimenu, parašiau žinutę, sakau, treneri, aš labai noriu ateiti pasibandyti, sakau, aš jau naujokė, tiesiog noriu užeiti. Ir aš atsimenu, irgi jisai atvažiavo į treniruotę, atėjau į tą salę ir irgi tas trenerio toks, nežinau, šiluma, kaip jis sugeba sujungti tos žmonės, ta aura sukurta, tiesiog tas dėmesys, nuoširdumas, viskas žiauriai sužavėjo ir, nežinau, tiesiog atrodo
vat dabar tai tikrai galiu pasakyti, kad tas žmogus Dievo man siūstas, nes, nu, ta prasme, tokį ryšį turėti su treneriu, tai čia, nežinau, aš visą gyvenimą labai norėjau, tai aš jį labai labai vertinu ir gerbiu ir, žodžiu, tausoju, galėčiau taip savo sielą atiduoti treneriui ir žinau, kad jis ją saugotų. Tai... Čia iš to, ką mes matėm irgi ir social medijas ir visur, man toks jausmas, kad, žinai, tavo, nežinau, brolis būtų, ar, nežinau, tėtis, dar kažkas, kur vis laik kartu, arba tavo antroji pusė galų gale. Taip, aš toks būsiu galbūt man naglesnis ir, o nėra taip, kad romantinis santykis irgi toksai, kur, nu, žinai, tu būni kartu, tu praeidi daug laiko ir nėra taip, kad kažkas buvo? Ne, čia ne, nebuvo jokių santykių, buvo grinai tas toks broliškas ir seseriškas ryšys, kur atrodo, kad viską dėl žmogaus gali padaryti, bet grinai tiesiog iš to, nežinau, tiesiog broliški tie santykiai, atrodo, aš niekada neturėjau brolio, bet ir mane mama augino viena ir man visą laiką trūko to vyriško postumio, aš net nežinau kaip pasakyti, tiesiog vyriškos rankos ir kada atsirado treneris, tai jis grinai man toks tapo kaip brolis, ta atrama viskam ir aš, nu, tiesiog jį saugau beprotiškai, o jisai turi brolis, neturėjo sesės, tai irgi toks grinai... Win-win abiem pasisakė. Ir, o jų, tavo sesė ir jo broli, tai lūs. O tu kur? Reikia supažindinti. Ja. O šiaip, iš tikrųjų, galim paliesti ir seserį, tavo sesuo irgi, ar ne, yra tavo labai didelė ta palaikytoja, supporterė lietuviškai kalbant. Tai irgi yra tavo fanė. Kaip jinai prisideda prie tavo tos karjeros, ar prisideda? Jinai tiesiog, man iš tikrųjų, aš esu tas žmogus, kur man nereikia, kad labai labai daug kažką man sakytų, bet man užtenka, kad tas žmogus būtų šalia. Tiesiog suprastų, ką aš darau ir suprastų tuos ne tik, nu, tarkim, gerus momentus, tuos galutinius rezultatus, bet tiesiog eitų per tą kelią kartu. Vat, man užtenka, kad aš, tarkim, darau treniruotę, jinai atvaro pažiūrėtą treniruotę, man jau viduje šilta, kad tiesiog žmogui įdomu, kad jisai sėdi, kad jisai domisi, kad jisai suvokia, kokiais momentais, vat, aš, tarkim, lipu per save, ar ten mano dienos, ar ne, nu, ne mano dienos. Nu, tiesiog tą visą kelią eina kartu, išjaučia tą visą dalyką ir man čia yra maksimaliai, kiek žmogus gali būti šalia tai. Ir kalbant dar apie šeimą, aš dar noriu vis dar sugrįžti iki mamos, kadangi mama, pavadinkim, tave jau išleido ir davė leidimą sportuoti, ar ne, koviniam sporte. Tai atsimeni pirmą kartą, kuomet tu grįžai ir, tarkim, nežinau, prakirstas antakis, nosis ar kas nors. Atsimeni tą kartą? Taip. Ir kai mamos reakcija nebuvo taip, kad verkė ten, nebenori, nebereikia. Jo, baseinė tai vieną kartą prasiskėlė galvą, žinai. Kai tėta įstumė. Mano iš tikrųjų mama yra tokio irgi charakterio, kur, žinot, pastoviai dirba, irgi perėjus per daug labai visokių istorijų, ta prasme, jinai būtent toj sąjungos rinktinėje yra buvus su plaukimu, nu irgi perėjus labai labai maksimaliai aukštas visas karteles, kur ten, ta prasme, ten buvo iš vis, jeigu tu papuoliai tą sąjungos rinktinę, tai tu žinai, kad už tavęs dar 100 žmonių laukia ir jeigu tu neišlaikysi savo tos kartelės, nu tai tave taip paleis ir tu tiesiog konvejeriu eis. Tai žodžiu, jinai irgi pilnai užsigrūdinus ir aš ten, kad su mėlynėm ar su kažkuo, tai pati pasirinkai. Toks sportas. Taip tau reikia. Aš įsivaizduoju tiesiog, žinai, tą tradicinę mamą. Supratau, kad tavo mama jau yra kovotoja ir turi charakterį labai stiprų. Nes ta, pavadinkim, standartinė mama, tegu neįsižėlė niekas, tai nu, jinai verktų, manau, kruvino mašiną. Nu, gaila tiesiog vaiko, aišku, jai irgi gaila, bet jinai tokia... Mano kritikė, ten aš atsimenu irgi po pirmos kovos atvarau, sakau, mama, o čia viskas gerai buvo, čia laimėjau, lala, jinai tokia, galėjai ir geriau. Aš kitai būčiau smūgėjęs. Aš būčiau dvigubą dešinę galvą, žinai. Jo, sako, galėjai ir geriau. Ir tada, varau toliau į salę. Nu, toks kirinai, ta kritika tai labai gera ir aš džiaugiuosi, kad vat, ir mama ir sesė pilnai išjaučia tą sportą, nėra taip, kad va, tau užtenka, gal čia per daug, gal čia tau sunku ir panašiai. Ne, tiesiog varai ir varai, ne. Nu, nėra stabdžių, ką iki dangaus varom, kiek įmanoma, tiek ir galim. Vieną kartą gyvenam. Ką manai apie reitingus mūsų? Gal dabar būtų gerai toks... Puikiai. Nuo rimtų dalykų į netokius rimtus dalykus. Tai mini pertraukėlė ir tuoj pat sugrįšime. Gerai. Gerai, mes grįžtam ir jau turim pasiruošę reitingą, taisyklės yra papasakotos. Aš pamaišysiu, kaip visą. Jo, čia yra mikseris mūsų. Tai žodžiu, taisyklės supratai, ne? Jo, bet pakartokim ir žiūrovams, gal ne? Pakartok tu. Pakartok. Na gerai, tai turim 10 moteriškių, kurios vienaip ar kitaip yra turėjusios sąlyčio su kovinio sporto šakomis. Tai
Tai kitaip sakant, gali būti visko šiame sąraše. Tai yra 10 moteriškių, kurias tau reikia sureitinguoti nuo 1 iki 10 vietos. Ištrauki, rašaisi ten, tarkim... Mes užrašysim. Jo, vardas pavardė, 1 vieta. Ir jau kita moteris nebegalės būti 1 vietoje, tai reiktų pasitaupyti. Jo. Arba ištrauksi kažką labai nepatinkančio, tai... Tai jei kam nuo pačios eiti virš. Jo, 10 vieta... Gal bus dar blogiau tiesiog. Jo, niekada nežinai, kas tas laukia. Nu tai gerai, tai griebk, man atrodo, pirmą lapelę, aš jau 10 susirašau. Nu, ką jo, tu turim? šį kartą rašykis viską. O aš turiu pasakyti tavo vardą gerai, Taip, ne? taip. Slėpk nuo mūsų. Jeigu... Ai, parašyti. O, iškart geras, man rodos. Kas parašyti? Ofelija. Ofelija. Super. Žinai tokį žmogų? Nežinau. Labai gerai. Aš galiu pasakyti apie šitą žmogų. Man atrodo, kad šitas žmogus buvo nuėjęs į Talent, UK ar kur, ne? Man gal Ispanijoje kažkur Jo, dalyvavo. kažkur. Ir praėjo kitą etapą. Jinai dainuoja. Bet ir dar buvo sudalyvavusi viename liūdnai pagarsėjusiame turnyre Lietuvoje. Ir dar dainavo, ir dar turi dainą su... Ir su Viršyla turi gabalą. Tai... Tai galima -10. Į 10 nori Iš karto? Ne, 9 paliekam, nes gali būti kažkas blogiau. Jau matau, supratai sistemą. Jinai palauk, kokio jinai yra, kokiam koviniam sportė konkrečiai, kokio, ten manat slepas buvo, ne gal? Ne, jinai varžėsi, boksas, bandė boksuotis, bet ten labai greit pasidavė, nes gavo porą kartų smūgį ir tipo, enough is enough. Bet prieš istoriją buvo, kad labai daug trash talkino, ne, man atrodo. Gerai, žiūrėjom toliau. Per daug dėmesio skiria. Taip. Tikrai nereikia tiek eterio. Bet iškart pirmą traukimą matau. Kaip palauk, gal antras iškart bus. Kas sekantis? Jeigu aš naglai paklausti, neklausti, naglai gausi į barzdą. Liana Lipinskaitė. O, čia jau tavo pasaulis. Tai duodu 5. 5, O alright. čia negali būti dabar, kad beefas atsiras koks nors, tipo, 5 vieta. Nori pakomentuoti, ką nors apie, pavyzdžiui, šią kovotoją? Ne, aš žinau, kad jinai, ta prasme, mėgėjose kovoja, tai viskas yra gerai, mergaitė. Bet? Ne, viskas, aš, ta prasme, aš visiškai kažkokio priešiškumo ar kažko neturiu. Aš labai džiaugiuosi, kad merginos siekia tokiam sportui ir kad tobulėja ir aš tik tai linkiu, kad tiesiog, kad nesustotų. Gerai, traukiam toliau. Rita Meibacho. Ir matai, matokį. Bet matai, kaip simpatiškai dabar ten viską susitvarkė. Jinai dalyvavo tam pačiam Jungle King, buvo slap turnyras, tai su Meibacho varžysi, man rodos, jei neklystu. Ai, 2. Bet ten ne per veidą ten buvo. Jo, jinai gavo į kitą kūno vietą, o Meibacho į veidą buvo suduota beros. Iš tikrųjų, tai duočiau... Antrą, žinai. Tokį nustebinį. Labai mėgstu, žinai. Duočiau, čia pagal personality. Čia tavo reitingas. Pagal bet ką, ne? Tai duočiau 8 dėl to, kad susitvarkė ir maksimaliai eina į priekį. Tai čia šaunuolė, kad nesvarbu, kad ir kaip išgarsėjo, kokia reklama buvo negatyvo, bet dabar jinai normaliai stumėsi į priekį. Tai man patinka, žinai, kaip tu... Tvarsime, nebijai, žinai, išsakyti tokias nuomonės, žinai, kartais žmonės galbūt nenorėtų, kad čia išeitų viešai mano nuomonė tokia, galbūt, kuri gali ir pabūti, žinai, viduje kažkur užsivesti. 10 metų ringė šiek tiek užgrūdino. Drąsos duoda, ne? Ką žinau, ne visi vis tiek, gal, tai va, respektas. Aš manau, kad mes turėtume, ta prasme, nenuslėpti tokių dalykų. Jeigu mes galėtume tam žmogui pasakyti į akis tą dalyką, tai aš manau, kad jis tikrai gali ir viešai būti pasakytas. Jeigu tu manai, kad, tarkim, tą žmogų kažkaip įskaudinti tą pasakydamas, tai galim, nutilėti tikrai, jeigu manai, kad tai yra blogai. Bet, tarkim, dėl tų pačių mergaičių, kurios yra, kurias dabar atverčiau, tai aš nieko blogo nepasakiau. Aš manau, kiekvienas žmogus turi kur tobulėti, aš manau, kad ir apie mane tikrai kažkas va taip gali pasakyti. Ir jeigu man pasakytų, kad, tarkim, ar toj situacijai tu pasielgiai, tarkim, nelabai gražiai, ar turėjai ten kažkokią nuoširdesnę būtą, ar atviresnę, ar kažką, tai aš priemu maksimaliai ir ačiū už tą... Ne tai, kad bloga, bet tiesiog už tą komentarą ir aš žinau, kur tobulėti. Taip, geras, okei. Tik taip ir tobulėjom. Jeigu nieks nieko nesakys, tai sėdėsim vietoj. Spaudžiu laiką labai. Gerai, važiuojam. Ai, užtraukė. Austėja, aučiutavus. Jau čia galiu net. Austėja. Tai irgi šaunuolė, sportuoja, boksininkė. Tai irgi daug pasiekus, labai labai gerbiu kaip sportininkė. Tai... Kokią aš turiu vietą? Dar daug virš 5, ne? Tai aš jį duodu 8. 8 jau idėjai, rytutė 8. Ne, tu nori ją aukštyn kelt. Nes pirma vieta geriausia. Trečią Tai 3 vieta, ne?
Tai trečioji. Jeigu žiūri, tai tipo, tai pagiri ir tada, tipo, nu kaip Ofelija. man ten Down. Šiaip visai nieko mergaitė, aš tada. Tai, pažiūrėsiu, čiuplytė. Bet vardą neatsimenu. Margarita. Man priminkite. Margarita Čiuplytė. Kitą. Čia yra Kyokushin legenda, kiek atsimenu. Čia mane kolegos paprotino, kad jinai yra viena garsiausių kovinio sporto atstovių Lietuvoje, bet čia yra old schoolas labiau jau. Ai, žinau. Mhm. Tai Jinai buvo kažkur net apsaugoje dirbo. Kažkurio, man to gal ministro pirmininko apsauga. Okay, supratau. O jinai dabar treneriai yra ar... Čia labiau kaip legenda atsiminti reikėtų ją turbūt. Aš dar greit pažiūrėsiu, įdomiai, žinai, pasidarė. Bet jis gerai, jeigu tu ten turi, jeigu nežinai tiksliai, tai viskas okei. Ne mūsų kartos, nes kaip Tai ir aš minėjau, duodu- tiesiog garsių kažką pasiekusių moterų sąrašas, nu ir ne visai Tai kažką duodu pasiekus. 4 vietą. Okay. Nes aš kažkaip galvoju, kad 2 gali būti, žinau kokios tai palieka. Jo, jeigu kas- vieną tai tikrai, Vieną manau, tikrai žinai. žinau. O kita gali būti. Bet tavęs neįdėjau iš karto sąrašą, nes Ne, kad pagalvojau keista būtų Persikutė. save reitinguoti. Enrika Persikutė. Čia, Jis važinimas. čia taipogi buvo garsi Kyokushin niekai. Čia irgi iš minėtojo turnyros, jinai ir slepia dalyvavo. Koks jis vardas? Enrika Persikutė. Persikutė Enrika. Kodėl? Aš noriu pabrėžti, kad... Ai, ne, pabrėžti, nežemins Davidą, viskas gerai. Kodėl? Aš tai Tai perskaičiau buvo užrašyta. Persikutė ir man iškart ledynmetį sakyti. Ten tiesiog tai buvo parašyta, aš Viskas gerai, viskas gerai. researcho didesnį negali. Aš net nežinau, kaip jie suras, tipo, matau, tik toko paskyra yra. Tai duodu... e, Ką kelia? O, nauja paskyra mats. Okay. Ai, nu tai gerai, 10 duoda, 10 vietą. Lupas tikrai Persikutės. 10 balų. Čia nereikia persikūti. Kodėl? Dabar gal jau prie normalių perėsim. Tai va, duodu pirmoje vietoje Rauzno Mojūnas. Opa. Prašau. Tai Labai gerai traukia, ne? Toks yra ups and downs. patogiai. Tai, žodžiu, labai gerbiu šitą žmogų ir labai gerbiu ir už tai, kad dėl pačios Lietuvos, gerbiu ir už tai, kiek jinai perėjus yra ir už tai, kiek jinai eina, kokį sportą pasirinko, kaip jinai motyvuoja kitus, ant kiek jinai tiesiog pats kaip žmogus yra šiltas ir, nežinau, tiesiog Tai labai didelė pagarba tam. Aš galvoju, mes gal galim sekundėlę čia pasilikti prie Rožės, ar ne? Nes kaip tik buvo Instagram'e paklausta tokio Tomo, sako, ar norėtum sukovoti su Rose ir ar jinai tau padeda kom nors. Man? Taip. Man tai padeda tiesiog, siekti kaip ir tikslo, yra lygiai taip Bet pat... netiesiogiai ta prasme, Taip, ar ne? taip, taip. Tas netiesioginis, taip tiesioginio tai nėra, aš tiesiog buvau tik tai su ja susitikusi per filmo premjerą, tai tiesiog pasisveikinom ir viskas. Nedarė to iš karto, žinai. Ne. Tai šiaip labai draugiška, nuoširdi, labai švelnus žmogus. Ta prasme, kai būtent tas ir įrodymas, kad labai aukšto lygio, aukščiausio realiai lygio kovotojai, tu kai su jais susitinki akis į akį, jie antiek yra paprasti, kad atrodo, jie yra va čia, bet jie su tavimi bendrauja kaip būdami čia. Tai mane tas labai žavi. Ir ar aš norėčiau su juo kovoti? Aišku, aš norėčiau su visais aukščiausio lygio sukovoti kovotojais. Tai dėl to tai tikrai taip, tai žodžiu. Jei didžiausia pagarba man šaunuolė. Tikrai. Ačiū. Linkėjimai. Pabandom. Toliau dar turim 3, ne? Tai liko 3. 2, 6 ir 7 vietos. Rita Pivoriūnaitė. Tai Gerai. irgi nežinau, nes dabar supažinau, kad irgi su kiek šiandien susijusi, tai tiesiog ne mano sfera, tai nežinau moterų, bet šiaip iš tikrųjų labai gerbiu moteris, kurios užsiema koviniu sportu, nesvarbu koksai tai bebūtų, Kyokushinas, taekwondo, MMA, boksas ir panašiai, nes tikrai reikia lipti normaliai per save, kad tiesiog vien tik pačioj pradžioj priprastum prie to skausmo barjero, kad jį keltum, nes ne kiekvienas ir vyras tą daro. Tai Biškai makras įžiūrėjo. Aš galiu netgi pasakyti, žinai, Henrikas Vikšraitė, žinai, ne? Silpas labai. Ir žiūri, jisai įsikėlė story, kaip jisai pasiėmęs pagalį, bet per tas priekinės dalis, bam. Ir aš žiūriu, man skaudu, žiūrėt.
Mes dabar jį fotkinom, nes prieš 2 savaitės gal būtent... Kur nuotrauką štai įsikėlė irgi. Jo, ir tenais Sparta Džime buvom ir jisai man tą pagalį davė pasižiūrėti ir aš tipo, okei, duok, tai per koją suvažiuoti. Okay. Ir pabandžiau tą rolą, tai nerekomenduoju jam ir mėlynės. Kalbant apie skausmo barjerą, ne? O kodėl daro? Ką jis daro? Dėl to, kad yra tas tai tas kaulas būtent, tai jisai, jeigu mes norim, kad jisai būtų aštrus ir labai labai stipriai galėtume įmušti varžovui, mes turime jį grūdinti, nes kada tas kaulas grūdinasi, mes daužydami jį sutvirtinam ir ant jo užsideda tokios kremzlės. Okay. Ir tada gaunasi, kad užsidėjus ant jo kremzlėm, kitam labai skauda, bet mums nieko nesijaučia. Nu, tiesiog gaunasi, kad pats kaulas apsisaugo save, kai tos kremzlės. Tai būtent tuos bambukus, kai muša, tai jie jau nieko nebejaučia, nes tos kremzlės susidėjusios. Bet kitam žiauriai jaučiasi, nes tada iš visų jėgų gali mušti ir nebijai, kad skaudėtų. Pas mane vis dar nėra kremzlių, žinau, bandžiau, tai ne, dar nėra. Pas mane irgi nėra. Man reikėtų ant kelių geresnį. Viena kremzlytė gal įsidėjusi tą vietą, kur tai reikia. Realiai galėsi dabar draugės. Trenk. Arba būtent tą tarpelį. Reik labai užtaikyti. Tai gerai, kur mes dedam pala rytą? Šitą darom po tos kitos kiaukušimo atstovės. Tai į 6 vietą, ne? Turbūt gaunasi. Tai liko 2 ir 7 ir 2 žmonės. Nu, jeigu nebus kito žmogaus aukšto. O va, 2 vieta kaip tik. Taip ir buvo pagalvojęs. Julija Stolerenko. Okay. Pasisek. Aha, nes būtų reikėtų tai 7 gal greičiau galbūt, žinai. Bet visai, nu, apačia labai tvarkingai susidėjo. Aha, labai gerai. Čia labai saugi zona, nes Lietuvoje labai daug nėra moterų tokių, tai jau jeigu aukštą lygį, tai jau maždaug žinom, kurios papulsi. Tai, žodžiu, Julija irgi šaunuolė, va, jo psichovotoja. O pažįsti ją? Šiaip. Kaune. Su jie daugiau bendrauja, nespėjai negu su Rolu, tarkim, bendravus. Taip. Su jie esu ir susitikusi, ir sportavę esam kartu, ir pabendravę, tai viskas labai gerai, siekiam to pačio tikslo ir irgi pagarba, iš tikrųjų, kiekvienai merginai sakau, kuri kovinį sportą užsiema, tai didelė pagarba vien tik dėl to, kad lipa per save ir... O svorio kategorijos kita yra, ne? Dabar mes buvom, iš pat pradžių Raus buvo 1,15, aš 1,25 ir Julija buvo 1,35. Dabar mes viso vienam. Ai, ne? O, gerai. Dabar mes visos 3 vienam. Ok, nice. Susitapatinom. Sinchronizavosi. Tai galėsit, mes challenge. Dovanojam tą svorio kategoriją. Pliektis kartu viso. Triple threat, kaip wrestlingai. 3 prieš 3 šoksim. Blemu šiaip, tu savo, tai jauti kaip jie norėtų tokios kovos, manau. Čia toks su Jungle King vibas, biškios, kaip 3 ant 3. Tai va su viena nepasisekė, kad į 7 vietą. Kas šitą liko? Gabrielė Stonkutė. Tai va. Nu, yra kaip yra. Ja. Nemėgsti jos. Realiai geriau tai sužiūrėta Maybacho, Ofelija ir Persikutė. Jeigu nuoširdžiai, tai aukščiau Jungle King. Tai iš tikrųjų ją dėčiau į 2 arba 3 vietą. Jeigu tai turėčiau tą laisvą vietą, tai dėčiau į 2 arba 3. Kartu su Austėja ir Julija, nes jos tas trejetukas, kuris galėtų tikrai ten būti. Viena su kita keistis. Žodžiu, tai irgi Gabrielė, irgi aukšto lygio kovotoja, boksininkė, pasaulio čempionatą laimėjusi ir šaunuolė. Daug sparingų kartu praeita ir irgi labai didelė pagarba. Tai ką? Oi, toks tvarkingas iš tikrųjų ir, sakyčiau, žinai, pažvengiam tik tais iš to, kad tas 3 moteris ištraukiam tokias Persikutės, visokias ir panašiai. Tai šiaip pats reitingas visai nieko, galiu, jeigu nori perbėgti labai greitai. 1, aišku, Rausnė Majūnas, 2 Julija, 3 Austėja, 4 Margarita, 5 Lijana, 6 Rita Pivoriūnaitė, 7 Gabrielė, 8 Rita, jau kita, 9 Ofelija ir 10 Persikai. Ok, dabar, man atrodo, mes grįšim, traukiam šitą bliūdą, grįžtam prie kitų reikalų. Dubinį. Kol per pačių rimčiausią nuėjom, aš noriu užduoti klausimą į mikrofoną, aišku, apie muziką. Kažkaip man įdomu, kaip jūs muziką renkatės. Kol dar neperėmė į UFC, kur visas jūsų svarbumas, tai aš manau šito dar iki čia po reitingo. Turi kažkokią dainą, kuri tu įdomu įringat visą laiką renkiesi ir kaip tai vyksta? Čia būna kiekvienai kovai skirtinga daina, tai asmeniškai man tai yra taip, kad praėjus kovai tiesiog ta daina lieka su to kova ir kitai kovai renkiesi kitą dainą, o pasirinkimas ateina per tą visą laikotarpį. Nėra taip, kad aš ieškočiau kažkokios konkrečios dainos, bet būna taip, kad klausai muziką, vis tiek tos dainos keičiasi ir išgirdus vieną dainą, jinai tiesiog tokį
irgi kliką duoda galvoje, kad vat, būtent su to daina reikia išeiti. Tiesiog jauti viduj, taip, net nežinau, perina širpas toks ir žinai, kad va, su to daina būtent išeisi ir viskas ir taip užsikleikina. Ir nėra taip, kad į 2 kovas norėtum su viena daina eiti. Ne, viena praeina, jauti, kad tos kovos ta daina ir viskas ties to ir užsilieka. O kokia paskutinė buvo tada? Kokia paskutinė galvoju dabar? Contenderius buvo be dainos, be nieko mes jam. Tyloj? Jo, tyloj. O žmonės tylėjo, nes nemačiau pradžios. Grėsminga. Tie žmonės tylėjo, tenai buvo tokia grinai, Contenderis yra ta tokia erdvė, kur tu gali tą laiptelį savo pasikelti, tas tramplinas. Ir, žodžiu, ten salėje yra tik tai kovotojai, tada jų treneriai ir artimiausi žmonės keli, kurie ateina. Ten nėra labai daug žmonių, ir aišku, pats pagrindinis Dana Vaitas ir jo ta visa komisija. Tai, žodžiu, tenai įeini be dainos, varai kovoti ir viskas. Žodžiu, o gal turi jau tada dainą kovai su Barbosa kažką nusimačius? Esu nusimačius, bet nesakysiu. This is your night, fly to the top. Sakys Rūvas. Koks žanras šiaip? O jie sviruoja. Duokim šiek tiek pasidžiaug žygiai. Tai įsimintiniausia, tai mano daina buvo, kai ėjau į kovą dėl diržo, kai Hexagone kovojau sausio mėnesį. Tai prieš paskutinę kovą, tai Unstoppable ėjau su ta daina, tai grinai man tiko ir atitiko ir, žodžiu, ta daina grinai ir užsilikus būtent tai kovai, tai ta daina pasileidus iš kartas visas praeina, visa stovykla, kova, ten, žodžiu, viskas. Bet sakyčiau, čia visai, tokia, pavadinkim tau kaip asmenybei faina taktika, kalbant apie ateitį, kažkada, žinai, kažkuomet baigsi karjerą ir išgirsti dainą ir grinai grįžta, kaip sakai, epizodas, vienas knygos puslapis, kitas knygos puslapis, nes jeigu, žinai, būtum prisirišus prie vienos, tarkim, dainos, nu tai visa yra maišalinė, tai čia geras. Šiaip aš nebuvau girdėjęs, kad kažkas va taip kovos dainą turėtų, nes dažniausiai turi kažkokį atlikėją ar gabalą ir su juo, žinai, va eina ir jį jau tapatina tada, o pas tave kiekvienas sykį va toks virsmas gaunas. Tai va mano treneris lygiai taip pat, mes irgi kalbėjomės, tai mano treneris irgi kiekvieną kovą renkasi skirtingai ir mes kažkaip irgi kažkada įsikalbėjom, sakau, treneri, kaip jūs, pasirenkat irgi dainą. Tai irgi sako, tiesiog pajuntu, kad ta daina, su kuria aš turiu eiti, tiesiog va irgi šiurpas perina ir užsiklikina ir viskas ta daina būtent tai kovai. Tiesiog atrodo, kažkurio momento vat būna, jūs klausėte dėl dainos žanro, tai atrodo vienai kovai nori, kad grinai ten tik tai būtų toks, kaip grinai vos ne bosas keltų, kad daužytų. Kitai nori, kad vat labai agresyviai, kitai nori, vat, tarkim, popsas toks pereinantis. Grinai tiesiog nuo nuotaikos, nuo to pasirašymo, kaip ten viskas vyrauja, kaip keičiasi, tiesiog ta daina atrodo įsimeta į tavo gyvenimą. Žinai, ką reikės mums padaryti vėliau? Spotify'us playlistą galėsim tavo kovų tiesiog tokį, kur jau yra buvo ir kas buvo. Galėsim pasipaustinti. Kontento. Paminėjai Daną Vaitą. Keliaujam iš tikrųjų Contenderis, nes kaip ir pati sakai, ten yra šuolis į UFC iš ten. Ir faina tavo kova su Karli. Tai, prasme, aš asmeniškai žiūrėjau ir aš buvau toks šokė, žinai, kiek jūs ten plakėt vieną kitą, kiek tu ją tiksliau gal dar labiau plakėt, baisu, eina savo ir tu negi sumušai rekordą, nes prieš tai tu tokių smūgių, kaip jie vadinasi tie smūgiai, nežinau. Significant Strikes. Significant Strikes, būdavo kažkaip apie 100 ar ne rekordas, o tu virš 200 įvarai. Significant Strikes 200 ir buvo. Čia kosmosas ir man iš karto klausimas. Significant Damage tada. Jo, kurie, pasiekė tikslą. Bet čia kosmosas, tai visų pirma, keli klausimai, vieną turbūt suplaksiu, tai čia tokia taktika buvo varyti atvirą kovą, ar čia jos gynyba nulinė buvo, kaip, kas? Iš tikrųjų, tai jinai buvo irgi stovėsenos kovotoja, tai čia buvo tai kovai, jinai pasiruošta, kad, jau žinojom, kad ta kova bus stovėsenai. Nekrisita, ne, ten... Jo, bus grinai stovėsenas, nes jos irgi visos kovos buvo stovėsenai ir žinojom, kad jinai ta kovoja, kur irgi lygiai taip pat eina iki galo, grinai charakteris dominuoja. Plus jos kovos buvo irgi anksčiau laiko baigtos, dauguma kovų anksčiau laiko. Ir tiesiog mes atėjom kovoti, pradėjom kovoti, pasibaigė tas pirmas raundas, mes irgi ten, normaliai atsidaužėm. Ir grinai po to žinokit, pirmo raundo buvo taip, kad viskas arba nieko. Jau čia ir taip buvo aišku, kad arba jinai, arba aš, nes, nei viena, nei kita nenusileidžia. Tai tiesiog.
Kas nesat matę šitos kovos, jūs tiesiog įsijungit bent highlights, pažiūrėt, čia turas mes sakau, aš asmeniškai žiūrėjau išsižiojęs visiškai. Jūs įsivaizduoju, kiek jos turėtų kremzlių papildomų užsiauginusios, kad tiek sugert smūgių galėjo. Nes ten visas kūnas. Bam. Ir galvoju, panas, jūs denkite, žinai. Ir ne, mes varom iki galo. Bet čia va tas ir buvo, kad grinai va jau eini ir kaip jau nebėra tos staminos, bet jau, tai prasme, tiesiog iš savo charakterio eini, nes ten tiesiog jau nebus, jau viską išnaudoji maksimaliai, kiek tai gali, tos rankos jau nebekyla, bet vis tiek turi eiti, nes kitaip tau ateis, tai čia arba tu, arba tave. Tai čia toks, grinai, gladiatorių kova, kuri labiau norėjo, turbūt ir laimėjo, bet labai smagu, kad atsižvelgia į tą, kad vat, abi labai norėjom ir kad abi patekom. Tai čia, man atrodo... Tai net nereikėjo taip pliektis, vis tiek abi pateko. Užrakyštis įsikabina, žinai, prašakinėja. Ok, tai fainai, žodžiu, Dana White'as, fainas bičas. Labai irgi smagu buvo, kad jis atėjo į tą, norėjo jis ateiti į narvą, bet jis nespėjo, nes greitai mus išvedė iš to narvo, tai jis atėjo pasveikinti, tai sakė, kad ten antrą kartą per kontenderius ar trečią jisai pats atsistojo ir ateina į vidų. Tai čia jau respektas, Max. Tai jau stipru. Jo, jisai džiaugiasi irgi, smagu jam buvo žiūrėti. Tai tik tu vienas, reitingai, seni reitingai. Tai labai smagu, kad būtent ta kova, kada grinai tiesiog laikaisi savo plano, pasiruoši, nori laimėti, eini ir tiesiog darai, ką darai ir vertina kiti tą, tai labai smagu, kad tiesiog tas darbas atsiperka būtent ir žmonės tą pamato ir tiesiog domisi, džiaugiasi, įspūdį padarai, tai labai smagu, kad tas tiesiog treniruojasi dėl to, kad laimėtum, o jeigu dar laimėjo tokią pergalę, tai iš vis dvigubas pliusas. O tavo pravardė, apie pravardę norėčiau, pasigūglinom ir buvo parašytas heavy handed. Tai čia ir gavosi po šitos kovos, kad tave... Jau mane vadina treneris jau nuo 2018 metų sugalvojęs šitą pravardę yra, bet jinai tokia, žinot, yra, bet jos nelabai kas žinojo, o dabar jau reikėjo, tai jau viskas jau šitą. Bet dabar sakyčiau, tu į UFC su šitą pravardę ir paskutinė kova, tiesiog viskas taip sulipo viskas, kad dabar žmonės žiūrės, kas šitą merginą UFC įžengus, žinai, naujokė ir tipo heavy handed, seni, pagal šitą kovą, jinai tikrai yra heavy handed. Nemeluoju. Tai čia pravardė yra sukurta. Čia nėra, kad kaip Einikis Pūkas koks nors. Okay. Bet spėjai, pravardė tau šitą patinka visai, ne? Patinka. Pavadinkim, parodo, kad šita yra moteris, ne iš kelmo, man rodos, o iš rankos, spirta. Bet čia, kaip ir sako, žinot, gyvenimas susideda tiesiog, tas dėliojasi taip, kaip jis turi dėliotis, tas laikas ateina, kada būtent ta pati pravardė, kada reikėjo laikas, tada jinai atėjo ir sėdėjo į tą savo vietas, nieko nereikia skubėti. Kažkur per anksti kažką daryti, bet kaip reikia, taip vyksta. Papildys, kolega, ne iš kelmo spirta, o į baseiną mesta. Taip, teisingai. Jeigu nori, kad jūsų vaikas kovotų UFC, meskit savo vaiką į baseiną. Jeigu jis išplauks, reiškia, galit vesti. Gali lipti per save visur. Turėsim disclaimerį parašyti, kad nedarytų. Taip. Gal per daug pasakyta. Gerai, dar iš tikrųjų Deividas čia parašė tokį vieną įdomų faktą, tai galėsim galbūt išsiplės kažkiek. Tai career disclosed earnings $0. Kaip čia dabar viskas su šito yra? Kaip su finansiniais visiškai dalykais tavo kovose? Tai jie yra apmokamos kovos, jos yra, aš tų uždarbių nesakysiu, bet, nereikia, bet jeigu taip nuoširdžiai pasakius, tai žinokit, realiai aš sužinau, kiek aš uždirbu tik tai tada, kada aš gaunu tos pinigus. Prieš kovą aš net nesidomiu, nes man tiesiog, aš myliu tą sportą, aš darau tai dėl to, kas man patinka, aš turiu būtent savo tikslus, siekiu savo svajonių ir kada man dar apmoka tą mano svajonę, tai čia man iš vis o taip tiesiog kalbėti apie pinigus, yra kiti kovotojai, kovoja dėl to, kad reikia pinigų, dėl to, kad nori uždirbti, dėl to, kad nori ten geriau gyventi ir panašiai. Ne, aš darau dėl to, kad aš tą myliu ir man tas mokestis yra pats paskutinis dalykas, sakau, aš sužinau tik tai tada, kada gaunu. Toks malonus surprizas, tipo, oi, gerai sukorpto, opa, iš vis man bus toks fainas surprizas, senčiam, tai čia tik duoda, tai va. Tai nereikia. Bet, žinokit, taip ir būna, nes iš tikrųjų aš prieš kovą nesidomiu to dalyko, aš vos net tą vietą realiai praleidžiu, man tas neimponuoja, nėra taip, kad ten, tarkim, tiek uždirbsi, tai čia ta kova, ne, aš tiesiog kovoju. Taigi, žadėjau, bet čia labai geras dalykas, nes tu niekaip
pavadinkim, žinai, pinigais gali įvertinti nejučia ir varžovą, galbūt ten iš dalies. O, man šitą kovą siūlo ten, nežinau, tiek pinigų, žinai, bet už šitą atrodo buvo, nežinau, silpnesnė, bet davė daugiau, žinai. Nu tai automatiškai galbūt pradedi reitinguoti netgi mintise pagal pinigus. Nu, bet žodžiu, čia jo, bet fainai irgi, manau, požiūris labai geras. Dėl to treneris ir nori būti tam, nes tu nežinai, kiek gausi, žinai. Kiek duodu, tiek gerai, žinai. Žinok, labai mažai gavom. Ne, iš tikrųjų, mano treneris irgi lygiai toks pats, kad mes grinai einam į kovas atlikti savo darbą ir tie užmokesčiai, visi kiti dalykai yra grinai antraeilis planas, kur svarbiausias yra įvykdyti tą planą, tą kovą, kad padaryčiau tai, ką aš turiu padaryti. Ką jisai sumastė, ką jisai sugalvojo, ką jisai suplanavo, aš turiu įvykdyti ir viskas, tada viskas gerai. O kada tu padarai tą, ką turi padaryti, tada viskas ateina lygiai taip pat tau gražos. Tai jeigu tu galvosi jau apie gražą, net nepadaręs savo darbo, tai niekada, ir nepadarysi jo teisingai. Tai aš... O tarkim, kalbant dabar apie tavo būsimą varžovę, ne? Aš dar netgi šiek tiek taip kitaip įlysiu iš tą klausimą. Tu asmeniškai praktiškai net neanalizuoji pati varžovę, ne? Tu grinai palieki viską treneriui duok man tai, ką man reikia žinoti ir tiek žinių, ne? Taip, man taip labiausiai patinka, aš mėgstu ne tai, kad neapsisunkinti, aš tiesiog toks žmogus, kur man patinka vykdyti, ką man liepia ir aš kažkaip nenoriu per daug prisimastyti. Aišku, tam tą kovą mes pasižiūrim kelis kartus kartu, tam, kad aš tiesiog susidaryčiau tą įvaizdį, kad man nebūtų taip, kad aš niekada nemačiau, kaip jinai kovoja. Kad aš būčiau mačius, bet kad aš jos neanalizuočiau, o tiesiog žinočiau, kodėl būtent taip ar taip treneris nori to ar toj situacijai, kad aš pasielgčiau. Ir viskas, o visa kita yra grinai trenerio. Viską, ką jūs matot kovose, tai yra trenerio darbas, ką jis padaro ir tiesiog ką aš bandau išpildyti. Ernesta, tu nekreip dėmesį tos smūgis, eik klub, nekreip dėmesį, daužys, dzin, varyk kiaurai. Pagal paskutinę kovą, žinai, aš vis laiką. Man šitą kovą yra dabar visiškai, kas galvoja stovi. Okay, bet čia žinot, jeigu, tarkim, tokia kova nebūtų buvus, tai čia į mano pusę įtų visi tie smūgiai, tai arba aš, arba jinai, tai jau čia. O nebūtum to norėjus labai, ne? Kadangi esi heavy-handed, tai reikia ir išnaudotas heavy hands. Tai ką, Barbosą imsim, ne? Imsim. Labai gerai. Net nebuvo ne milisekundės pagalvojim, kur, aš turiu būti tvirta, ne, aš tiesiog imsim. Labai gerai. Tai bus, žodžiu, atsidarysim su UFC ir kelsim visi čia ranką ir skaisim Lietuvę savo startą UFC pradėjo pergalę. Kada bus kova? Gegužės 4. O bus įmanoma kažkur žiūrėti, domėjaisi jau kažkiek? Per UFC Fight Pass. Tai galėsim dėti nuorodą. Kur pigiausiai per VPN, kokį nusipirksim pigiau? Nu, bandykit. Ne, turėtų veikti Lietuvoje, Maros. Nors, bet čia... GO3 rodo. Ar rodys ir šitą? O, super. Nes čia yra su tais skaičiais, jau 301. Tai... Tai čia net prie pagrindinio turnyro šitą kovą yra, o tai čia labai rimta. Nice. Aš vis galvoju, gal trumpą nukrypimą. Nu vis tiek, būnat pasipošusias po kovų, tikrai pasidažiusias maks, prasme, smūgiais, ne? Yeah. Kiek tau laiko, pavyzdžiui, tas atsistatymas vyksta ir ar tu visiškai neapsikrauni dėl to? Aš žinokit, visiškai neapsikraunu, aš dabar po šitos konteinerio kovos grįžau ir aš buvau su tais abiem. Abi akis buvo mėlynos. Ir aš, žodžiu, grįžau į Lietuvą. Oro uostas, ten viskas gerai, nes ten eini su konteineriu, tarkim. O praleidžia? Jo, Amerikoje, žinokit, iš tikrųjų UFC yra visur žiauriai domisi. Pavyzdžiui, ten kai eini pro tą patikrą, kur, tarkim, jau turi praleisti psichologai, tai jie iškart pasakai, kad UFC, tai kokį kovotojai tau patinka, čia, žodžiu, jie visi domisi, jiem tikrai yra ten, tas top sportas, kur jie labai išsamei stebi ir domisi ir analizuoja patys žmonės. Okay. Tai, žodžiu, tai čia grįžus Lietuvą buvo, kad aš išvariau į pardę. Ir aš taip vaikštu po pardę ten kažką ir visi žiūri ir aš galvoju, kas yra man. Ir aš taip plema mėlynės ir tada, jo, tai tikrai buvo, kol praėjos, tai gal porą savaičių, kad tikrai buvo, kad eini ir taip žiūri ir taip, kas tau yra, kažkokia čia su mėlynėm ir visi galvoja, kad mane sumušė kažkas. Gal perėkim dar prie lengvesnių dalykų? Jo, aš lengviausia turiu. Manau, kad mes labai pakalbėjom apie rimtus motyvuojančius dalykus ir norėčiau paklausti apie tam tikrą Instagram paskyrą, kurią tu dar turi savo šuniukui. Yeah. Kur atrodytų, žinai, esi kovotai, heavy-handed, pliekiesi. Rimta. Ir tada yra šuns paskyra Instagram. Kaip tai įvyko? Žodžiu, tai aš tiesiog sugalvojau, kad reikia mano rifuliui sukurti Instagram. Ir aš jį sukūriau, iš tikrųjų, tai
grinai mano vaikutis, aš jį, jisai visą laiką salėje su manimi irgi būna, visur dalyvauja, aš labai labai myliu to šuniuką ir jisai, grinai jis toks, žinot, mažas žmogutis, tu su juo gali kalbėti ir jisai atrodo viską supranta. Tai nežinau, aš labai... Įdėsim linką, kad followerių parinktų biškį Reefas. Jo, būtų labai gerai. Okay. O kiek metų? Bišonas, ne? Jo, jis Bišonas, tai jam yra dabar 6 metai, bet pas mane jisai atsirado, kai jam buvo 3 metukai. Tai, žodžiu, buvo taip, kad viena šeima tiesiog nebegalėjo jo turėti ir treneris pamatė, kad Facebook'e dovanojo šuniuką ir, žodžiu, pažymėjo mane kartu su žmona, kad, Ernesta, vairė šuniukas. Treneris, ant tiek klausai trenerio, kad net, žiūrėk, Ernestas imk šunį, jo, gerai, treneris imk. Čia reikia dėl treniruočio programos. Aš žinokit visą laiką norėjau, nes treneris turi irgi Bišoną ir, žodžiu, nuo pat mažens ten... Kartu aš irgi pasimdavau iš trenerio šuniuką, pavedžioti dar kažką, pabūti su juo, man tiesiog labai patiko. Ir aš labai norėjau visą laiką savo, bet tiesiog to kažkokio pospirio, kad būtent dabar aš turiu varyti nusipirkti šunį, tai niekada nebuvo. Ir taip, jisai kartu su žmona pamatė, mane pažymėjo tam poste ir aš parašiau ir ten, žodžiu, vyko, man atrodo, savaitę ar 2 savaitės ant atranka, ten reikėjo parašyti, atsakinėti klausimus, nes ten daug žmonių labai norėjo. Žodžiai yra atrinko. Ir tu pagrasinai tiesiog, kad gausi kuprą ir viskas. Sveiki, Ernesta, heavy-handed. Jo. Jūs mane turėtumėte žinoti, aš patekau į UFC. Tai čia tau. Jau parašyti. Jo. Net ne tą šunį atidavė, žinai. Savo. Atidavė, nes gražesnis, tipo, žinai. Ok, labai fainas ten pakalbėti, bet aš noriu tam mesti iššūkį ir noriu, kadangi nesu geras kovotojas realybėje. Aš noriu tą mesti UFC iššūkį, iš tikrųjų šiek tiek prasimesti ant PlayStation, pabandom. Tai labai gerai, nes aš gal 2 kartus žaidžiu, tai gal bus šansas. Žodžiu, ačiū tau labai, kad buvai čia, labai buvo fainas ten pakalbėti. Pakalbėjai, pavadinkim, daugiau negu tikėjomės jaučiu, ne? Aš taip spėčiau. Negi galėtumėm kalbėti, man atrodo, bet tiesiog tada reiks išvažiuoti Davido filmą žiūrėti. Tai buvo labai faina. Ačiū tau, kad atvažiavai. Sėkmės, nukalt tą Barbosą. Niekada negalvojau, kad palinkės nukalt moterį kažkam, žinai, bet aš tau to linkiu. Ačiū. Ir kad tam UFC kiltum į viršų ir niekada nepamirštum, kad viską darai iš meilės šitam sportui. Ačiū labai už viską. Ačiū labai. Tai iki gegužės UFC 301 prieš Barbosą. Iki.